Sveiki. Pagalvojau, kad noriu su jumis pasidalinti dar vienu sveikatai naudingu receptuku. Irgi labai paprastu, nes dabar kaip tik turiu tų dalykų, apie kuriuos kalbėsiu, sudaigintų. Tai mes kalbėsime apie augalų daiginimą. Bet daiginimą ne sodinti į daržus ir sodus. Dabar jau kaip tik žiema artėja. Tai kalbėsime apie daiginimą namuose, būtent patiekalams įvairiems, galima užsidėti ant sumuštinių, galima į salotas dėti. Tai mes kalbėsime apie daigintus, įvairias sėklas daigintas. Ir aš čia turiu susidaiginusi lęšių, tai yra rudieji lęšiai. Na, jie ne visai rudieji, tokie labiau žalsvi. Tai tiesiog paėmiau paprasčiausių lęšių ir juos susidaiginau. Tai galite tikrai padaryti kiekvienas. Ir kodėl verta tai daryti, kodėl verta daiginti. Tai visų pirma, tokie daiginti lęšiai, įvairios ankštinės kultūros turi labai daug mikro, makro elementų, vitaminų, mineralų. Žinoma, jeigu ankštiniai, tai ir baltymų nemažai turi. Tai tikrai yra labai naudingas toks super maistas, net pavadinčiau. Kai kurie žmonės galvoja, kad susidaiginti yra labai sudėtinga ir dėl to jie neprasideda ir neužsiema su tuo. Bet kai aš gyvenau Berlyne, jogos centre viename, sužinojau tikrai labai paprastą tokį triuką, kaip sudaiginti su paprasčiausiamis priemonėmis. Tai jums tai reikės tiesiog turėti indą kažkokį, lėkštelę kažkokią, uždengti tam indui, reikės vandens ir tų sėklų, kurias jūs norite sudaiginti. Turbūt kai kurie nustebs, bet lęšiai yra sėklos. Galbūt ne visi žinote, tai aš dar patikslinu. Lęšiai yra sėklos, yra tokios munkpupuolės vadinamos, taip pat ankštinis labiau paplitęs rytuose, ankštinė daržovė, tai yra munkpupuolės, būna jų ir skaldytų, jeigu jau matot, kad jos yra skaldytos ir geltonos, tai tikrai tokių nedaiginkite, turi būti su luobele ir sveikas, pilna ta sėklytė. Jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie žirnius, kadangi žirnius irgi galima daiginti, tai taip pat žiūrėkite, kad būtų neskaldyti, kad būtų pilni tokie, tiesiog kaip sėklai. Ir tokius galima sudaiginti. Jeigu kalbame, sakykime, apie grikius taip pat galima daiginti, bet tų pakepintų rudų iš parduotuvės jūs nesudaiginsite, kadangi jie jau buvo apdoroti aukštoje temperatūroje. Ir beveik visi grikiai, kuriuos mes randame parduotuvėje, jie paprastai būna jau apdoroti ir paskrudinti. Tai ieškokite sveikų prekių parduotuvėse arba turgeliuose pas ūkininkus, kad būtų neapdoroti grikiai. Tokius jūs galėsite sudaiginti. Beje, tie grikiai turi ir tokią įdomią konsistenciją, jeigu virsite, jie truputėlį kitaip atrodo ir ta košė kitaip atrodo, tokie šviesesni ir glitesni netgi tokie, sakyčiau. Tai va, pasibandykite. Galima daiginti ir saulėgrąžas, ir begalį, ir lapinius burokėlius, įvairiausių tų sėklyčių, bet dabar pakalbėkime labiau apie ankštinius, kadangi žiemos metu kažkaip jie lengviausiai taip man sudygsta. Tai ankštiniai aš turiu omeny įvairūs lęšiai. Tiesiog iš parduotuvės paprasčiausi lęšiai gali sudygti. Lęšiai, munkpupuolė, žirniai, avinžirniai. Iš tikrųjų, su žirniais, avinžirniais aš nelabai prasidedu. Juos nebent naudoju jau daiginimui žaliųjų daigelių. Tai tada jau juos galima panaudoti, bet šiaip tai daiginimo procese jie gali pradėti pūti, paskleisti nemalonų kvapą. Dėl to su jais nelabai prasidedu ir jie yra tokie dideli, stambus, prisitvenkia daug drėgmės ir juos yra sudėtingiau
sudaiginti. Tai geriau rinkitės va tokius mažiukus kažkokius, kur gana greitai sudygsta ir nekelia jokių problemų ir jokių puvimo ten procesų neatsiranda. Tai va, pirmiausia, pabandykite su lęšiais ir munk pupuolėmis, kurie turėtų sudygti 100%. Tai dabar tą patį receptą pasakysiu. Receptą. Tai pirmiausia, ką reikia daryti, tai tiesiog supilti į kažkokį tai indelį, dubenėlį, supilti norimą kiekį jūsų tų ankštinių augalų sėklų. Na va, aš dabar įsipilsiu tiek, čia yra munk pupuolės. Va, tiek įsipyliau ir tą patį su lęšiais galite padaryti. Ir pirmas darbas, kurį jums reikia padaryti, tai tiesiog nuplauti tas sėklytes ir tada užpilti jas vandeniu. Turi būti daugiau, aš pripilsiu pilną dubenėlį, kadangi turite suprasti sėklą, kai jinai dygsta, jinai pradžioj pučiasi. Ir kiekis išeis daug didesnis, negu mes čia matome. Jau kai sudygsta pirmoji šaknelė, tas pirmas baltas daigelis, kuris sudygsta, tai yra iš tikrųjų šaknelė, ta balta. Tai va, pritvinksta drėgmės, gyvybinės energijos ir tada pradeda dygti. Tai tiesiog pasilikite vietos iki viršaus, nes paliksime per visą naktį, kol jos išbrinks. Taigi, pirmiausia, nuplauname, užpilame vandeniu, kad beveik iki viršaus, kad tikrai turėtų jos kur plėstis ir uždengiame tada su lėkštute. Geriausia tai daryti iš vakaro ir tiesiog paliekame per naktį. Kitą rytą atsibudus, pirmas darbas, kurį mes turime padaryti, tai nupilti tą vandenį, kuris dar likęs, perplauti visas sėklytes, jos bus jau pabrinkusios, perplauti, nulašinti vandenį, bet nereikia džiovinti, turi būti sėklytės drėgnos, bet neturi būti vandens pertekliaus. Tai tiesiog perplaunam, nulašinam, geriausia sėtelėje tiesiog tą padaryti ir vėl sudedam į dubenėlį ir uždengiam lėkštute. Aš laikau kambario temperatūroje, taip gana greitai sudygsta, bet reikia, kad negautų šviesos, tiesiog laikyti uždengtam indelėje, to pačiu ir drėgmė geriau laikysis. Tada, kai mes tai padarėme ryte, taip sakant, iš vakaro užmerkiam, ryte atsibudam, nupylėm, perplovėm ir uždėjom lėkštutę. Vakare grįžtame po darbų namo ir tada pirmiausia, ką padarome, tai vėl pasimam savo indelį, perplaunam, sėklytes visas perplaunam, nupilam vandenį ir vėl uždengiam. Kitą rytą vėl padarom tą patį. Pasiimam indelį, perplaunam sėklytes, vėl uždengiam ir padedam. Na ir paprastai sudygsta po kokių 2, 3, 4 dienų, priklausomai nuo to, ką jūs daiginate, jau pradeda kaltis tie pirmieji daigeliai. Iš tikrųjų, patys sveikiausi yra tie, kurie tik tai pradėjus lysti tą šaknelę, dar ne per daug, na, kokius, nežinau, 0,5 centimetro. Tai tokie iš tikrųjų yra sveikiausi. Ir vat atrodo, tas lęšis toks kietas, kuris būna ir kaip jisai taip suminkštėja, kad galim tiesiog va taip paprastai ir valgyti. Žinokit, netgi labai iš tikrųjų yra skanu. Tokie lęšiai man yra daug skanesni negu virti netgi. Tai va, labai labai skanu. Ant sumuštinių užsibarstykit, žinokit, bus jums bomba vitaminų ir mikroelementų, visko. Tai va, reiškia, tai vat vis keičiam tą vandenuką, ne vandenuką, bet tiesiog perplaunam tol, kol sudygsta mūsų tos sėklytės. Ir kai jau mes pasiekėm tą šaknelės ilgį, kokio norim, kai jau matom, kad jos sudygo tiek, kiek norim, ir daugiau nebenorim, kad toliau dygtų,
Tai tiesiog tada jas reikia padėti į šaldytuvą, kadangi šaltis stabdo tų daigelių tolimesnį augimą, nes jeigu mes paliksim ir toliau šiltoj temperatūroj kambario, tiesiog gali pradėti pūti, gali pradėti pelyti, gali pradėti augti per daug ir jau bus nebenaudinga sveikatai ir netgi neskanu. Tai tiesiog jau kai sudygsta, čia iš tikrųjų jau yra šiek tiek jau net per stipriai, sakyčiau, sudygusios. Na, aš jau ilgą laiką laikiau, dabar kaip tik norėjau nufilmuoti, kol dar nesuvalgiau. Tai tiesiog, kai jau jos užaugs, to šaknelės kažkiek užaugs, dėkite į šaldytuvą ir galite laikyti ten, bent jau 3-4 dienas, tai tikrai dar galite palaikyti. Kadangi bus sustabdytas augimas ir per tas dienas jūs galite tiesiog naudoti įvairiai tuos daigelius, tas šakneles sudygusias kartu su sėklytėmis, galite dėti į salotas. Man, pavyzdžiui, labai patinka su burokėlių salotomis. Tiesiog virtus burokėlius ten sutarkuojam, pridedam šitų gėrybių, nemažai galim pridėti jų. Na, ten, nežinau, citrinos sulčių, druskos, pipirų, gali saulėgrąžų dar įmesti, ko tik tai norit. Ir tada tiesiog turėsim labai skanias, maistingas ir gan sočias salotas, kadangi ankštiniai augalai jie pasižymi duoda tokį sotumo jausmą, kadangi yra daug baltymų, o baltymai mums suteikia sotumo jausmą. Tai tiesiog turėsime tokį labai labai sveiką, maistingą ir gerą užkandį. Taip, dar ko nepasakiau. Aš iš tikrųjų jums pateikiau patį paprasčiausią būdą, kaip galima susidaiginti tas sėklytes. Nepaminėjau, kad ir saulėgrąžas taip pat galima, gal ir paminėjau saulėgrąžas, jo, galite irgi daiginti tokiu būdu. Tiesiog toks būdas yra pats paprasčiausias, nes aš matydavau, kad jau buvo atsiradusios specialios daigyklos, ten specialūs kažkokie stiklainiukai, ten žaisti, vartinėti tuos stiklainiukus, kažką ten reikia daryti. Ir galvoju, Dieve mano, tai yra taip paprasta, iš tikrųjų nereikia jokių ten pričindalų, taip sakant, tai reikia tik tai dubenėlio, lėkštutės ir vandens ir tų sėklyčių ir viskas, ir jūs galite be jokių ten specialių daigyklų ar kažko susidaiginti savo tokio maisto, super maisto. Tai buvo dar vienas toks pasisveikatinimo receptukas. Tikiuosi, kad patiko, tikiuosi, kad buvo naudinga. Bus, pamatysit, ir skanu. Man labai patinka. Netgi tokio saldumo kažkiek įgauna. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad spaudžiate patinka, kad pakomentuojate. Kviečiu ir pasidalinti taip pat šio vaizdo įrašu su kitais žmonėmis, kad ir jie sužinotų, kaip reikia pasidaiginti įvairių sėklyčių. Taip pat, kas norite ir galite, kviečiu paremti mano veiklą, nuoroda yra aprašyme. Ten taip pat prisijungę prie Patreon platformos gausite ir įvairių straipsnių apie gamtą, apie augalus. Kiekvieną savaitę išeina po naują straipsniuką. Tai ačiū, kad žiūrėjote, būkite sveiki ir iki kitų kartų.